Labai svarbu yra, kad patys vaikai sakytų, ne, mes to netoleruojam, mums tai yra nepriimtina ir tai reikia pasakyti aiškiai. Aš pastebėjau bent jau iš savo patirties, kad dažniausiai tie vaikai, kurie smurtauja, patys yra traumuoti, gauna daug smurto namuose ir jie galvoja, kad tai yra normalu, kad tai yra būdas jiem įrodyti, kad jie yra kieti, o iš tikrųjų jie yra labai pažeidžiami. Ir aš netgi pats supratau, kartais kai pastatai žmogų į vietą ir nebūtinai agresyviai, o tiesiog klaustų, kodėl tu tą darai, kam tu tą darai. Jie patys yra pasimetę ir nesupranta, kodėl jie taip elgiasi. Kaip tėvai kalba su vaikais yra labai svarbu, nes jeigu tavo vaikas ateina iš mokyklos, sakė, kad man tą ir tą buvo šiandien, tai kad negalvotų, kad čia nieko tokio, rytoj bus kitaip, gal palaukim savaitę, reikia iškart paaiškinti, kas buvo ir pasakyti tiesiai šviesiai, kad čia mes netoleruosim ir pasakyti. Tie, kuriem negresia ir nieko nedaro, jie yra didžiausi bailiai. Taip, nes jiem yra lengva sakyti, tas turi problemą su tuo kitu, gerai, kad jis kreipė visą savo neapykantą tenais, man gerai pasisekė. Ir tai yra labai prastas požiūris, kuris nei suteikia saugumo, nei suteikia pagarbos žmogui, kuris pasirinka pasyvumo kelią. Jeigu kažkas turi problemą su tavim, tai yra ne tavo problema. Sweet summer blues, the delicious heat has gone straight to my head. Girl, if you had the time, you could be mine.